Tai pradėkim nuo to. Aš užuominų neduosiu, kaip kiekvienas iš jūsų suvokia šitą sąvoką, ką jums reiškia ta sąvoka, bet to, kad tai yra žaliasis smegenų plovimas, taip. Ir tai galiu duoti užuominą, kad kai aš to domėjausi, tai gal bent kokių 20 krypčių gali būti žalio smegenų plovimo, pačių įvairiausių, taip. Tai Domante, kas čia per reiškinys? Taip, tai man atrodo visi dar aiškinamės, kas tas reiškinys ir man atrodo aplamai ateitis parodys, kas tai yra. Bet mano nuomonė ir faktas, kad dabar jau Europos nuomonė, ar ne, greenwashingas tai yra paprastas dalykas. Tai sakyk tiesą, nėra tokio dalyko kaip pusiau melas. Pusiau melas yra melas, tai nėra pusiau tiesa. Tai ir greenwashingas yra ant to pastatytas, ar ne. Tai greenwashingas yra teiginiai arba ženklai ant pakuotės ar kur nors kitur, kurie ir kalba būtent apie tai, kad tu tarsi nori būti tvarus, geras, ekologiškas ir kitoks, bet neturi tam pagrindimo, jeigu taip trumpai sakant. Ir man atrodo dar svarbus momentas yra tai, kad kartais mes turim pagrindimą, bet labai išpučiam mažus dalykus ir smagu, kad tai irgi yra traktuojama kaip greenwashingas. Tai trumpai gal tiek. Ir dar jeigu džiazuojam, tai kai pradėjau gilintis į greenwashingą, pagalvojau, kiek aš esu greenwashinus, nežinodama, kad greenwashinu. Kalbėjau apie tam tikrus komunikacinius dalykus, tai dabar kartais gėda prisiminus. Antanai, kaip tau šitoj vietoj? Tai lygiai taip pat, aš bėgiodamas, ruošdamasis diskusijai, paklausiau kelis podcastus, nuo to ir pradeda, kad būna tyčia ir netyčia, ir nepaisant to tyčia ir netyčia, vis tiek blogai. Tai jeigu netyčia, tai galbūt pats nežinojai ir kažko pripasakojai, jeigu tyčia, nu tai jau tada esi labai jau blogėtis ir padarėjai taip, kaip nereikia. Tai sąmoningai, kitaip tariant, darai taip, žinodamas, ką darai. Jeigu blogai padarėjai, tai blogai. O aš galvoju, kad vis tiek tai yra terminų ir tam tikros mūsų pripratimo prie šitos temos klausimas, lygiai taip pat kaip dar prieš keletą metų čia tarptų visokių terminų turėjom. Socialinė atsakomybė, tvarumas, kažkas tai ir taip sunku buvo apsibrėžti, dabar jau kažkaip tie terminai jau taip liktai aiškėja, kas yra viena, kas yra kita, tai turbūt lygiai taip pat ir su greenwashingu. Susitiksim už 2 metų konferencijoje ir diskusija bus jau ne apie tai, o apie kažką tai kitą, nes šitą terminą jau turėsim visi savo žodynuose ir taip pat googlinant labai nesunku pamatyti, kad iš kitų šalių, kuriuose tos greenwashingo galbūt praktikos buvo išsamesnės arba daugiau gal visokių nevyriausybinių organizacijų gaudo tas organizacijas ir jas viešina ir jas gėdina, tai labai nesunku tas praktikas rasti. Tai pas mus, nežinau gerai čia ar blogai, bet mažiau turbūt yra tų gaudančių ir gėdinančių ir mažiau to pačiu gal edukuojančių yra tos organizacijos, kurios to užsiema, nes nebuvo čia Lietuvoje tokių super gal didelių atvejų, iš kurių būtų galima pasimokyti. Tai kai jų turėsime, tai pasimokysime, o už poros metų apie tai nebekalbėsim, kalbėsim apie kažką kitą. Gali būti ir tai, kad mūsų rinka yra ganėtinai maža, visi vieni kitus pažįstame, esam susiję ir truputėlį gal nepatogu pabaksnuoti pirštų ir sakyti, kad ką čia kalbi ir greenwashing. Tai čia šiaip diskusija ir džiazai, Mariau. Tai mano, ne? Tai jeigu grįžtam prie tavo klausimo, kas yra greenwashingas, tai, kaip ir sakai, įvairiausių teorijų yra, bet aš manau, kad mes dažnai greenwashingą laikome ne greenwashingu. Mano supratimu, kad greenwashingas yra, jeigu mes kalbam apie produktą, ar ne, tai kai tu sakai, kad kažkas esi, kuo nesi, ta prasme sakai, kad esi tenais iš atsinaujinančių energijos šaltinių energijos pagamintas, ar ne, ten tik tais bio ir panašiai. O kalbant apie organizaciją, tai aš manau, kad greenwashingas yra, kad tu sakai, kad darai kažką, tai ko tu iš tikrųjų nedarai. Ta prasme, darai kažkokį tai parodomosius veiksmus, bet iš tikrųjų to nedarai. Ta prasme, nesiemi iš esmės spręsti CO2 pėdsako mažinimo, ar ne? Mes pasodiname medžius, ar ne? Ir mes čia imamės CO2 pėdsako mažinti. Bet realiai tavo veikloje tai, ką tu darai, ar ne, tu to realiai nedarai. Tai mano supratimu, kad tai yra tas tikrasis greenwashingas, kada tu produktas, sakai, kas esi, ko nesi, ne? Ir organizacija, sakai, kad darai, ko nedarai. Tai mano supratimu yra tai, o dėl kaltinimo greenwashinimu, tai aš manau, kad mes turime vieną didelę problemą, kad mes esame įpratę matyti juodai arba baltai. Ar ne? Ir jeigu organizacija sako, kad mes, tebū nesakykim, tvarus, čia jau labai drąsus ar ne pasakymas, ar ne, bet einam tvarumo keliu, ar ne, ir užtenka
užtenka kažkokio tai nedidelio niuanso, kažkokio spektro, bet ten kažkas tai ne visai taip yra daroma ir yra nurašoma, nes visų lūkestis, kad tu esi tvarus. Ar ne? Tai ir ta didžioji bėda ir tada jau kaltinama greenwashingu. Tai aš manau, kad mes visi tiesiog turime susitaikyti, kad mes einame tuo keliu, ar ne? Bet iš tikrųjų jo reikia eiti. Tai, gal taip, iš toliau. Labai gerai. Juozai, nekart ir pranešime minėjai greenwashingą. Veikia, pabandyk. Juozai, tu teisingai, aš turiu mikrofoną. Aš manau, dar neišėjai iš pranešimo tos nuotaikos, taip. Pranešime nekartą minėjai, nes pakuotės yra tas karštas klausimas. Taip, man rodos, netgi Europos komisija yra pasakiusi, kad taip apsimelavę yra gamintojai, sąmoningai, nesąmoningai prisidėjo visokių ženkliukų, kokių tik nori, užrašų, kurie nieko nereiškia ir kad yra kelia tam tikrą pavojų. Tai kaip tu žiūri, kaip tas žmogus, kuris atsakingas už pakuotės tam tikrą prasme? Ne, tai aš praeitais metais verslo žinių konferencijai irgi kalbėjau, net turėjau prezentaciją strategijos, kaip žaliai plauti smegenis, nes techniškai, jeigu tu gali dekonstruoti, kaip kiti tai daro, tu gali sukonstruoti strategijas, kaip tai daryti ir būti praeiti nepastebėtum taip toliau. Su ta prielaida aš tai pasakau, kad greitai tai bus sugaudyta, ar ne? Tai irgi faktų nepateikimas, kaip klausėt, ar aš esu greenwashingas, tai aš savo labiausiai būnu atsargus, nes kaip ir minėjau, kartais gali nesąmoningai arba to nenorint, arba norint, tu kažką gero darai ir tu nori apie tai pakalbėti, ir tu pradedi apie tai per garsiai kalbėti, pamiršti kontekstą. Tai būtent šitas dalykas, kontekste dalykų sakymas, aš manau, yra toks labiausiai slidžiausias dalykas, kur tu labai greit gali netyčia netgi įkliūti, ar ne? Tu savo kažkokią turi produktą, paslaugą ir tu turi jų 10 produktų, vieną labai stipriai patobulini ir tu dėl to džiaugiesi. Pakuotė, nesvarbu, paslauga, produktas, ir tu pradedi apie taip garsiai, fainai kalbėti, nusamdai kažką, kad rinkodarą, kad apie tai kalbėtų, ir tada žiūri, kad tavo įmonės tvarumas pastatytas ant to vieno dalyko, ar apie kitus kontekstus nekalbi, ir tu po to susipranti, pala, aš turiu ir tos dalykus, ir kitus produktus, ir tą, ir aną, tai aš manau, čia lengviausias būdas paslysti netyčia. O kaip man, ne pagal seką klausimų, kaip dėliau, bet tu patys tempėt už liežuvę mane šitą vietą, tai kaip manot, gal todėl ir renkasi įmonės nutylėti ir patylėti, jeigu nėra tikros. Tai yra irgi vienas iš žalio smegenų plovimo kelių formų ir saugiau yra tylėti, negu užsirauti, galbūt prieš tai nestebuo, taip, kur irgi tarsi kalbėjo, bam, kažkam užkliuvo ir turėjo reikalų visoje viešoje erdvėje, visoje tarptautinėje žiniasklaidai. Tai kaip? Tylėti ar kalbėti? Tai, žinai, aš tai manau, kad kada tu kalbėjai, tu visą laiką tampėjai dėmesio centre, ar ne, ir nenori. Jeigu... Mes to siekiam kaip komunikatoriai pradėti nuo to. Mes to siekiam, ar ne, ir natūralu, kad, žinai, bet kokia tavo komunikacija formuoja supratimą auditorijos galvoje, ar ne, ir lūkestį natūralu auditorijos galvoje, ir dėl kažko, tai jeigu tu paslysti, ar kažkas tai netaip įvyksta, tai natūralu, kad tu auditorijos pykti susilaukia didesnio. Tai eiti ir apie tai kalbėti, aš manau, kad yra rizikinga. Ir aš manau, kad daug organizacijų nedrįsta. Bet žinai, čia sakau, kiekvienas supratimas ir nusiteikimas, ar ne? Jeigu tu kaip organizacija savo pasakai, žiūrėk, mes nesam tobuli, ar ne? Mes tikrai turime tą dar daug padaryti, ar ne? Bet mes norime, judame tenais, ar ne? Ir mes darome tą, kad išspręstume šitos klausimus. Taip, galima kažką tai surasti, galima kažką tai parodyti, besi to pirštu, kad važiuok, čia kažkas yra netvaru, čia kažkas netvaru. Bet kada tu tai pripažįsti, atsistoji, sakai, taip yra, bet mes stengiamės, dedam pastangas ir darbą. Tai grįžtant prie tavo klausimo, aš manau, kad yra rizikinga apie tai kalbėti, nes mes no impact nebūsim niekada. Visą laiką mes darysime kažkokį tai poveikį aplinkai. Kad ir kiek tvarių sprendimų suinvestuosime, kad ir kiek gerų iniciatyvų padarysime, vis tiek mes darysime poveikį. Nebent tu užsiemi atliekų surinkimų, šiukšlių surinkimų vandeninė ir tavo visas verslas pastatytas ant to, kad tu tvarkai žalą. Ne? Tai nebent tik tais tokiais atvejais, bet visais kitais atvejais, tai sakau, no impact man nebūsi. Juozas kažką norėjo ir aš norėjau labai pritartam dalykui, kad tikrai šiandien per daug yra juoda balta, tai arba yra visiška tyla, arba kitam gale turim visišką tvarumo triukšmą, ar ne, kur ten mes ir tą darom, ir aną, ar ne, ir tu nori su ta informacijos kiekiu tiesiog, kad žmogus jau net nebeturėtų klausimų ir net nebesigilintų, tai aš tikiuosi, kad naujos reguliacijos padarys šiek tiek daug tylos,
kad dalis prekės ženklų, kurie šiandien giriasi per daug, per garsiai, per drąsiai, šiek tiek užtils ir tada tie prekės ženklai, kurie turi dalykus kažkokiais galbūt mažus, kuriais, kaip ir minėjau, kuriais gali pasigirti, gali pradėti diskusiją, jie nebijos pradėti diskusijas, nes aš pilnai pritariu, kad kartais baisu yra girtis arba pradėti diskusiją, pasakyti, čia aš esu toks, o čia aš esu netobulas, nes tada atrodo, okei, jie iškart lys prie to, kad aš kažką blogai darau. Ir baigiant į šitą atsakymą, aš skaičiau įdomų straipsnį, kad yra dar, nežinau, dabar neatsimenu tos savokos, bet yra prekės ženklų, kurie specialiai, nors yra tvarūs ir padaro pavyzdys kažkokią tvarią inovaciją, jie apie tai nekalba, aš girdėjau apie kažkokį vyno gamintoją kažkur iš pasaulio, jie pagerino savo labai daug dalykų, ten trąšas, tą, na ir taip toliau, bet jie nekalbėjo apie tvarumą vien dėl to, kad žmonės galvos, kad jeigu kainavo prieš tai x eurų ir kaina yra ta pati, bet tvarumas aukštesnis, tai produkto kokybė krito. Tai reiškia, nebūtinai prekės ženklai nekalba vien dėl to, kad jie kažką slepia, jie galbūt galvoja, kad kiti, kurie kalba apie tvarumą, yra siejami su blogais dalykais, mes nenorim su to būti siejami, mus už kokybę myli, o mes tvarinsimės vardan optimizacijos kaštų ir taip toliau. Bet vienas iš minusų, tu matė, kad na, tada, kai tu nežinai, ką daro galbūt rinkoje tavo konkurentai, tai tu nejudi pirmin. Na, tiesiog tai yra papildoma motivacija. Visi mes konkuruojam vienam ar kitam kontekste. Nežinau, Antanas Domantė, abu liktais prigėjo, kuris labiau Domantė. Tai aš noriu irgi pritart, bet tuo pačiu noriu truputėlį pamaišyti gal spalvas apie tai, ką pasakėt. Tai kaip ir sakom, kad verslai jaučia tą riziką, kai kurie nenori apie tai kalbėti ar ne, net jeigu ir daro taip. Bet jeigu nueinam į parduotuvę ir pasižiūrim į lentynas, tai iš tikrųjų matom, kad daug kas ir labai atvirai apie tai kalba ir taip kaip nori ir visokiausiais būdais, įvairių ženklinimai ir visa kita. Juozai ir neminėjai irgi, kad yra vieni, kurie labai labai daug kalba ir kiti, kurie nieko nekalba. Tai manau, kad yra ir tas viduriukas ir aš irgi labai už tai ir labai tikiuosi, kad būtent greenwashingo visi šitie reikalai ir išgrynins tas pusės ir nebeliks, taip sakant, tų visiškų kraštutinumų, kur niekas nekalba arba tiesiog viskas stato ant to. Dar labai greitai salėje, kas čia liko, pakelkite rankas, kas kaip perka, atkreipia dėmesį į pakuotės užrašą, ten žalia, tvaru, ekologiška. Gerai, čia liko tie, kuriam galbūt buvo tai įdomu, tai už tai turim tą daugumą, ačiū Jums už tai. Antanai, pridursi kažką kaip prekybininko atstovas? Manau, kad ir mes, ir kiti komunikuosim, gal kartais suklysim, stengsime suklysti kuo mažiau, gausim pastabų, išmoksim. Manau, kitose rinkose lygiai toks pats procesas ir po 2 metų, kaip sakiau, būsim protingesni. Baisiausia, jeigu įsipildys ir po 2 metų vėl sėdėsim ir čia kalbėsim, kaip prieš 2 metus kalbėjom. Bet nepames dar mikrofono. 2 esat komunikacijos atstovai, čia Domantė tvarumo vadovė, taip, dar pasižiūrėti reiktų. Kai komunikuoti apie tvarumą, tai turi atskirą liniją, kažkokią ar tai pasidengia po bendra korporatyvinės komunikacijos strategija, pavyzdžiui. Ar turi tą liniją tvarumas? Aš dirbu vokiškoje organizacijoje. Vokiečiai mėgsta tvarką ir kai yra tvarka, yra sistema, tai veikia. Tai turim Excelį, Excelėje surašytos savaitės ir kiekviena savaitė turi savo dieną skirtą tvarumo temai. Tai mus motyvuoja, mobilizuoja ir turim įvairių temų, turim įvairių veiklų, kai kurie dalykai nutinka, kai kur reikia paieškoti komunikacijos žmonėm ir kažkokį tai ten rasti dalyką, bet pasakojame nuolatos iš principo kas savaitę. O ieškot jūs, ar ateina tvarumo žmogus ir sako, žiūrėkit, va čia gerai pavarėm ir apie tai kalbam? Tai va, su tvarumo žmogumi sėdime viename kabinete, labai nesunku čia tas temas sugalvoti, plus esame didelės 30 plus šalių grupės nariai, daug irgi ten protingų žmonių sėdi, pas juos nutinka įdomių dalykų, turim kampanijų vykstančių per visas šalis, tai ir darbuotojim tokiu pačiu principu vadovaujamės ir į išorę komunikuojam. Kaip ir daugelis turbūt, taip ir mes turime tai, kad tos temos yra prastai skaitomos, vienos mažiausiai skaitomos, bet mes esame kantrus, mes vis tiek rašom, esame užsispyrę ir tas skaitomumas, tiesą sakant, daugėja, tas žmonių įstraukimas jisai auga. Bet lyginant su kitom spalvingesnėm temom, tai ne visais atvejais, bet daugelį atvejų tai tikrai tas įstraukimas, tas temas nėra aukščiausias.
Ir dar čia turėk įvardinti, turėjo pridėti, kad ir esame vieni tvarumo lyderių Lietuvoje, užimantis dažniausiai aukščiausias vietas. Geriausiai, kai ne aš pasakau, kažkas kitas pasako, tai ačiū labai. Taip. Mariu, kaip tau su komunikacija? Tai, žinai, pas mus ir taip ir ne. Realiai. Ir yra tam tikros temos, kurios eina atskirą liniją, kaip tvarumo, kaip Antanas sako, Excel'yje, bet yra dalis temų, kurios tiesiog integruojasi, iš principo. Ir aš manau apskritai, kad tai, kas vyksta ir tai, kas darosi su tvarumu, tai tampa nebe kažkokiu tai atskirų daiktų, projektų, iniciatyvų ir panašiai, bet tai tampa strategijos dalim, tai tampa organizacijos dalim, ar ne, ir strateginio valdymo tvarumas. Ir tada natūralu, kad jisai pas tavę susintegruoja, ar ne? Jeigu tu kalbėjai apie objektą kažkokį, tai jeigu apie terminalą, pavyzdžiui, apie dar kažką, ar ne? Tai jisai natūraliai tenais atsiranda. Ir aš manau, kad mes komunikacijoje, panašu, kad prieiname prie tokio momento, kada turim stipriai pergalvoti, kaip komunikuoti tvarumą, ar ne? Tai iš to, ir su ETAS direktyva, ar ne, ir su greenwashingo visais reikalavimais, aš manau, kad mes jau periname nuo to nice to have prie must dalies, ar ne, periname prie maksimalaus skaidrumo, kur kiekvienas galės ateiti pas tavį ataskaitą ir pasižiūrėti, ką tu iš tikrųjų darai ir ko tu nedarai, ar ne. Ir kada jau tai tampa must dalykų, tai tu turi kažkaip kitaip galvoti apie jo komunikaciją. Aš kalbu, nesau, kad ne šiandien, bet jau labai artimoje ateityje mes turim sugalvoti. Ir aš manau, kad čia ir wordingo klausimas, ar ne, nes pats žodis tvarumas panašu, kad jau labai stipriai yra nuvalkiotas ir kaip būdvardis ir reikia mums kaip komunikacijos žmonėms sugalvoti, kaip kitaip apie tai kalbėti ir mes būsim priversti taip, kaip keičiasi viskas. Prajuokinis, kai nuvalkiotas, bet dalis žmonių jo net nesupranta, nes aš vis dar girdžiu ne vienam renginyje ar diskusijai, koks iš salės balsas, ką reiškia tas tvarumas, koks lietuviškas atitikmuo. Sako, kažkas darnumas arba aiškina, bet vis iškyla tas klausimas. Bet suprantate, tai kad ir nuvalkiotas, bet jisai jau yra tiek dažnai yra girdimas, kad jisai jau, ta prasme, net kažkiek tai gal net ir atstumia kai kurios žmonės auditorijoje, ar ne? Tai čia mano supratimu, kad mes turėsime kažkaip tai trupučiuką pergalvoti ir galvoti, kaip apie tai kalbėti. Mes jau prisikalbėjom labai daug, kad nusibodo tas žodis. Turbūt. Domante, ar eini pas savo komunikacijos žmonės mantingos ir sakai, ką komunikuoti? Oi, iš tikrųjų Ir klauso. Linkėjimai, tarp kitko, manau, kad ir dabar klauso. Ir taip, komunikacijos žmonės yra vieni glaudžiausių žmonės su mumis bendraujančių, nepaisant to, kad visgi pas mus įmonėje tvarumas vis dar yra daugiau toj stadijoje, kad darykim, tobulėkim patys, kai jau kažką padarom ir turim ko pasidžiaugti, tada pasidžiaugsim. Tai nėra taip, kad ar ne, kad visa komunikacijos strategija pastatyta būtų į tą pusę ar panašiai, tikrai ne, bet tikrai ta tema nepamirštama ir kaip ir minėjau, jeigu turim ką pasakyti, stengiamės ir čia šitoj vietoj turbūt net ir grįžtų, aš manau, kad net ir pažiūrėjus atgal ir panašiai, matysim, kad gal buvo vietų, kur netyčia panaudojama net tam tikrą greenwashingą, gal ne. Tai aš labai tikiuosi, kad visgi mums pavyko išlaikyti tą etišką komunikaciją ir toliau tobulėsim šitoj vietoj. Juos iš akių matau, kad rūpi, tai ar edukuoji savo klientus, pavyzdžiui, kai nori pasigirti pakuotę, tavo sukurta, pavyzdžiui, klientas užsisakė pakuotę, reikia apie ją komunikuoti, ar nori, ar edukuoji, ar esi tas barjeras, kuris leidžia kalbėti, ar sakai, nekalbėkim. Tai aš pateikiu visus faktus, kurie yra teisingi ir pasakau, kaip čia, iškomunikuoji rizikas, kaip su tais faktais galima greitai prisižaisti ir taip toliau. Kaip pavyzdys, jeigu ten kažkokia pakuotė yra ten, kaip ir minėjau, savo prezentacijos metu kažkokia dalis yra 100% perdirbama ir tai tiesa, bet į tą pačią pakuotę įsideda kiti komponentai, ten kažkokie dangtelis, dar kažkas ir taip toliau. Tai aš sakau, jūs apie tai komunikuokit, savo ten ataskaitą dėkitės, ką nori, tą darykit, ne aš komunikacijos žmogus, ar tai bus socialinės, kokia forma tai bus jau ne mano darbas, bet kai tai komunikuosit, aiškiai parašykit, kad čia yra kalbama apie ten pavyzdys tą dalį ir nepamirškit aprašyti ir kitas dalis. Jeigu tos dalis neperdirbamos, rašykit, 80% dalių, šita dalis yra perdirbama, kitos dalis nėra. Jeigu jau jūs ten po to viduj norit žadėti ir sakyti, mes per ateinančius 3 metus žadam pasikeisti likusias dalis, čia jau jų atsakomybė, aš visko suvaldyti negaliu, ar ne?
Kartais aš matau, kad ir patys produktai nėra tvarūs arba kiti procesai nėra tvarūs, bet irgi čia jau mano labiau etikos klausimas, jeigu aš matyčiau, kad produktas yra super šėtoniškas ir jie nori tik tai su tvaria pakuotė, nes irgi vienas iš greenwashinimo metodų, kaip tu turi produktą, kuris yra taip toli nuo tvarumo, kaip tu žinai, kad tu per ateinančius 100 metų neatsiras technologijos, kaip tai padaryti tvariu, tai tu pasidarai pačias tvariausias pakuotės, pačius tvariausius, nežinau, ten transportus, viską aplinkui. Ir pats produktas galbūt yra blogas, bet tu viską tą apgaubi. Tai tada jau mano asmeninis klausimas, ar aš noriu su tokiu produktu dirbti ar ne. Bet jeigu aš jau sutinku su kažkuo dirbti, aš jau nebelysiu ir jeigu buvę atveju, kad aš pamatau, parašo neteisingai kažką, ne, ten blogai iškomunikuoja savoką arba kažką tiesiog susipainė, tai aš tiesiog padedu ir papointinu tą vietą. Ir Juozas kokią gerą dar temą užkabino, buvau pamiršus iš tikrųjų, pažadus. 25 metai, atsisakysime kažko, įsidėksime kažką, 30. Tada ateina tie metai, tu tyliai perstumi datą, nes, pavyzdžiui, nepavyko to padaryti. Ir kaip, pavyzdžiui, elgiatės, jeigu matot, kad neįgyvendinat, nepavyksta, nėra medžiagų, nežinau, dar kažkas nutrūko, nėra tai buvę, net iš asmeninių patirčių didelių įmonių. Turėjot, Mariau, kažką pastatyti, nežinau, gyrėtės, nepastatėt, neįrengėt, nenupirkot ir truputį pastumėt tą datą ir nepripažįstat. Bandau prisiminti, ar kažkas tai buvo, kalbant apie tvarumo įsipareigojimus, tai dabar, žinok, neprisimenu, kad taip, bet akivaizdu, jeigu tu duodi ataskaitas ir tu jas duosi, tai tu visi galės bet kada atsiversi tavo praeitų metų ataskaitą ir pamatyti, ką tu buvai pažadėjęs. Tai tu, dabartinis ataskaitų formatas, kuris ateina, ar ne, antiek jisai detalus, antiek jisai aiškiai aprašytas ir antiek unifikuotas, kad, aš manau, mes turėsim tikrai pakankamai aukštą skaidrumo lygį ir ten vietos kažkaip labai stipriai greenwashinti ir norą, manau, bus stipriai mažiau. Nes bet kada, bet kur galėsi atsiversti ir labai detaliai pasižiūrėti, tai kaip yra, ką tu darai ir ne, koks tavo pokytis yra ir ką tu buvai pažadėjęs. Tai aš tai kažkaip manau, kad ta tvarka stipriai įves čia daugiau tvarkos ir gyvensime daug aiškesnėje visuomenėje. Antanai, ką man? Jo, aš bandžiau galvoti, ar turim tokių rodiklių. Mūsų irgi turbūt aplanavimo distancija yra 25-30 metai, kurie dar netėjo ir sunku pasakyti, ko nepasiekėm. Kol kas, ta vokiška vėlgi kultūra, jinai, tokia tam tikra nuosekliai, jinai nėra toks super ambicinga, nėra nebūtinai pionieriai, bet jeigu jau pasisprendėm, kad darysim, tai darom. Ir dar turbūt yra gerai, kolegė mano Ilona, kur čia sėdėjo prieš tai sakė, kad tuose baisuliniuose PowerPointuose, kurie vadinasi ten strategija, kokia nors metų arba ten 10-mečio, visą laiką yra kelios skaidrės apie tvarumą, bet tenais ne paveiksliukai su roniukais ir meškučiais, bet yra iškarpos iš Excelio tie skaičiai. Tai reiškia, kad vadovai tos skaičius mato ir jeigu tie skaičiai pradeda raudonuoti, tai pas tuos vadovus ateina tų vadovai paklausti, kodėl jie raudonuoja. Tai tokia motyvacija nebloga, būna jiems pasistengti tuos skaičius pasiekti. Ir dar labai gerai, kad tai veikia kaip edukacija. Ten kas yra Scope 1, Scope 2, tai žiūrint tą strategiją, tai visi vadovai kažkaip greitai įsimena, reiškia, nes kai žino, kad jeigu ten bus kažkas negerai, tai jam reikės pakomentuoti. Tai sakyčiau, kad čia gal turbūt yra būdas, kaip jų pasiekti, tai kelti tuos tikslus į aukščiausią lygį ir ne paveiksliukais, o Exceliukais. Sena gera tiesa, kad tvarumas yra ne komunikacija, o matematika. Kaip man patinka šis pasakymas. Domantė, kaip jūs tikriausiai žadat, nežinau, plastiko sumažinti, kiekio naudojimą, ką dar žadat? Šiaip nepasakyčiau, kad žadam labai daug. Ir idėja ir buvo tokia, kad žadėti tai, ką galim pasiekti, tai, ką tikim, kad galim pasiekti, tai, ką galim matuoti ir parodyti. Aš tikiu, kad ateityje atsiras daugiau tų tikslų. Toks tikslas ir yra, kad dabar turim tai, ateityje atsiras naujų tikslų ir visa kita. Irgi bandžiau prisiminti, ar yra kažko, ko nepasiekėm, tai dauguma tikslų visgi yra arba dar eigoje, arba jau yra pasiekti, tai nelabai turiu ką ir papasakot. O dar man patiko, kad akcentavot tą poreikį, kad aplamai tvarumo rodikliai turi atsirasti, ar ne, vadovybių visokiuose pristatymuose ir aplamai, kai kalbam apie strategijas ir visą kitą, tai ta tema turi būti šalia, kad ir darbuotojai ir visi matytų, kad tai yra svarbu, tai nėra kažkoks primestas dalykas, nice to have ir panašiai, kad tai jau yra būtina ir verslas be to negalės gyventi.
Ir būtent tie rodikliai ir visa kita motyvuoja jų siekti, jeigu matom, kad jie nėra tokie aukšti, kokiu norėtų. Panašu, kad mus tikrai, nežinau, žiūri, ar jūs čia iš salės parašėt, tai kokius sinonimus jūs sugalvojat tvarumai? Galim greit kažką pasiūlyti, bet to, kad darnumas yra toks savotiškas sinonimas. Sinonimus tvarumai. Kaip dar kitaip galima būtų pavadinti tvarumą? Bet to, kad ten aiškini kokias 2 minutės, kas tai yra ir kad tai yra viskas iš tikrųjų. Tai, Siūlau sutarti ir kitaip nevadinti, kad nepasiklystume. Sutariam. Sutariam. Nu, sakyk. Balsuojam, taip Juozas liuksą uždėjo, Marius sutarė. Jo, aš tai galvoju, kas tie žodžiai, turbūt reikės paieškoti, bet šiaip taip, galvojant tai, ką mes turime ir tai, ką mes naudojam, man patinka žodis atsakingas. Iš principo, jisai savyje neša tą krūvį, ar ne, apie kurį mes kalbame. Žinai, aišku, galima sakyti, kad jau jisai buvo naudotas ir praėjęs, žinai, socialiai atsakingos įmonės, ar ne? Bet aš tai visai sakyčiau, kad galbūt verta pagalvoti apie jį kaip variantą, ar ne, kad tu kaip organizacija, ar ne, žiūri atsakingai. Žiūri atsakingai tai, kaip tu darai, ar ne, tai kaip tu vartoji išteklius, ar ne, tai kaip tu elgiesi su darbuotojais ir nežinau, man kol kas artimiausias atrodo tas žodis, bet gal pavyktų rasti kažkokiu tai, ir dar geresnių. Čia greitai tiesiog. Greitai reikia improvizuoti, tai paimprovizavom. Taip. Balsavom visi, kaip matau. Įsivaizduokit, čia be kažkokių didelių detalių. Komunikavot ir pagavo, kad melavot sąmoningai, nesąmoningai. Tiesiog negalėjot pagrįsti skaičiais. Ką darytumėt? Komunikatoriai, kaip komunikuotumėt, ką darytų tvarumo vadovas, nežinau, Juozai, galbūt, pavyzdžiui, teoriškai apsimelavai, pavyzdžiui, savo kažkiam paslaugos užsakovui, nežinau, sąmoningai, nesąmoningai. Kaip reaguotumėt komunikacinė prasme? Tradicinė reakcija turbūt. Atsiprašai, pažiūrė, kas buvo blogai, ištaisai ir visiems pasakai, kad kitą kartą būtų gerai. Tai yra pamoka. Tai tol, kol nepasodino į kalėjimą, tol turi šansą pasitaisyti. Tai, kaip sakau, mokomės visi kartu. Tai manau, kad ir mes tų klaidų padarom ir manau, kad dalį galbūt parodė, dalies galbūt neparodė, kaip ir daugeliu kitų. Nežinau, Mariau, klasika. Ta prasme, klasikinė krizinė situacija, ar ne, kai tau ištinka kažkas tai, kas neturėjo nutikti, ar ne, ir ką ir pasakė Antanas. Pripažįsti, atsiprašai. Apgailestauji. Apgailestauji ir pasakai, ką darysi, kad nesikartotų tai, kas nutiko. Jeigu iš tikrųjų susimovai, tai susimovai, pripažink ir atsiprašai. Aš gal kaip tvarumo atstovas, tai pirmas dalykas, tai duočiau velnių komunikacijai. Už tai, labai gerai. Bet šiaip irgi faktas, tai mokytis, parodyti, kodėl tai buvo blogai, kurioje vietoje suklydom ir kodėl nereikėtų to daryti. Ir man atrodo, čia yra ta vieta, kur svarbu nenutilti. Jeigu tave pagavo, kad, pasakai kažko ne taip, paaiškink, kodėl taip nutiko ir panašiai, o ne tiesiog dink iš eterio, ištrink viską apie tvarumą pas save ir nuspręs, kad tai nėra tavo tema. Tai čia gal irgi tokia mano nuomonė, bet manau, kad taip. Juozai, nori pridurti? Jo, tai prie to pačio prisidedu, ką sakė, tai ir dar pridėsiu, kad tiesiog labai surandi aišku sistemą, kad tai nepasikartotų, tai realiai padarai saugiklį, kad tas dalykas nepasikartotų. Ir tai galioja mano kitiem prezentacijos dalykam, kur pasakiau, jeigu pakuotė sudužo ir buvo, kažkas kažkur padarė klaidą ir egzistuoja metodas, kad ta klaida nepasikartotų. Jeigu mes tą metodą instaliuojam į sekantį procesą, tai aš bent jau asmeniškai dėl to ramus, kad viskas gerai. Jeigu kažkokia kita klaida, kad mes dirbam 2 mėnesius, yra tai buvę, dirbam 3 mėnesius ir pavėluojam klientą išsiųsti į svarbiausią gyvenime jo parodą. Ir techniškai jis mums neiškomunikavo, kad važiuoja į parodą ir galvoja, kad pakuotės pasigamina per 2 savaitės, bet techniškai mūsų atsakomybė aiškiai dėliot laikę, komunikuoti ir taip toliau. Tai dabar pasidarėm lenteles, kur po kiekvieno susitikimo jis žino, kad dar liko 2 mėnesiai iki finalo, ar ne? Ir tada pats klientas gali, tai tiesiog įvedinėjai saugiklius, jeigu padarai klaidas, ir ten atsiprašymai ir iškomunikavimai to. Taip, turim Vytauto pritarimą, kad atsakingumas gali būti tvarumo sinonimas. Tai gerai, vieną tą valtį su Marium. Domantei, ar nėra taip, kad nusimatėte per mažus tikslus, jeigu viską pasiekėte? Aš tik pakartosiu, kad nepasiekėm dar visko. Daug yra tikslų, kurie yra tolyn. Ir aš manau, kad mes nusimatę esam aplamai savo strategiją tvarumo peržiūrėti kas 2 metus. Ir jeigu yra poreikis, žinoma, anksčiau. Tikėtina, kad ir bus poreikis anksčiau, kai dabar viskas ar ne taip greitai rituliuojasi.
Ir aš manau, kad vat, būtent kas porą metų ir atsiras tie tikslai. Mūsų tikslas, kad tie tikslai turėtų prasme, būtų realiai pasiekiami ir naudingi. Kad tai nebūtų toks, kad išgirdom kažkur apie bioplastiką ar kažką ir užsidėjom tikslą, nepaisant to, kad, tarkim, yra daug išlygų, kodėl tai nebūtų tvaru mūsų atžvilgiu, tarkim. Tai kaip ir sakau, šiuo momentu gal nėra labai daug tikslų, tikiu, kad jų padaugės, žinoma, kažką pasieksim, bet idėja yra tokia - tobulėti vis eigoje ir jų keltis vis daugiau. Turime kelias minutės, viskas, uždarom diskusiją, bet ką, nu, kalbi, taip, žmonės kažką girdėjo, kažką gal prasnaudė, praskrolino, nežinau, kavos nuėjo pasidaryti ir įsijungia dabar. Tai ką norit, kad išsineštų bent, nežinau, 15 minučių, kad liktų galvose žmonių iš šitos mūsų diskusijos, ką mes čia kalbėjom. Juozai, pradėkim nuo to galo. Vieną dalyką. Gali būti ir du, bet tokie geri, kad prisimintų žmonės. Ne, tai jeigu visi po vieną bus greičiau. Tai aš sakyčiau, aiškinti situaciją, kurioje tu šiandien esi, labai aiškiai, iš įvairiausių kriterijų, ar tai ten būtų transportas, CO2, pakuotės, visi dalykai, kurie tau svarbus, ir įsivardinti situaciją ateityje, kurioje tu nori būti. Ir tada pradėti labai blaiviai ir aiškiai šitus dalykus lyginti ir galvoti kelius, kaip tu tai gali pasiekti. Kad neįsimylėti kažkokios keistos, vat, kaip minėjau, idėjas, kad ten bioplastikas turi būti arba sodinkim visur medžius, nes konkurentai sodina. Tiesiog situacija šiandieninė, situacija ateities ir galbūt yra kelios problemos ir kelios vizijos. Ir žinot, kur galbūt kai kurios netgi susikirs, jeigu mes tobulinsim vieną dalyką, ten perdirbamumą ir pradėsim naudoti daugiau ten, nežinau, stiklinių pakuočių vietoj ten kombinuotų, didės CO2 išeiga. Kaip tai spręsim? Suvokti santykius tarp dalykų irgi. Mariau. Aš tai sakau, kad reikia daryti, iš esmės paprastas patarimas ir pripažinti, kad nesi tobulas ir greičiausiai nebūsi niekada tobulas, vis tiek tu turėsi tam tikrą įtaką aplinkai darysi, ar ne? Ir aš tai už tai, kad nebijot komunikuoti, tai kad tu sakei, ar ne, kad iš principo, kad ir pačioj pradžioj, ar ne, kad ir pradedant kažką tai daryti, ta komunikacija, jinai yra savotiškas varikliukas, aš manau, kad apskritai šitą temą judėtų, ar ne, ir konkurentai irgi mato, ir aplinka mato, ar ne, iš vienos pusės tu įsipareigoji save patį temptis, ne, ir aplinka taip pat lygiai, vytis, temptis, konkuruoti ir panašiai. Tai aš tai vertinu irgi kaip savotišką varikliuką. O nepaisant to, kad, kaip Antanas minėjo, nelabai skaitomos tos temos yra. Taip, konkurentai skaito. Tai va, tą ir įsineš dabar žmonės, tai paskutinė, Antanai. Aš tai galvoju, kad reikia kartais pasitikrinti iš ankstinės nuostatas, ar jos tikrai teisingos. Duosiu pavyzdį. Bažnytinėje prekyboje neišvengiamai yra pakankamai nemažai plastiko, su kuriuo tvarkomės ir sėkmingai. Ir vienoje srityje pabandėm padaryti tokį skaičiavimo pratimą, o ką jeigu ten pakeitus į stiklą. Ir pasimatė, kad nesigauna geriau, nes tiesiog tam stiklui administruoti, vežioti ir viską su juo daryti, gaunas daugiau žalos, negu kad naudos tą plastiką, kuris yra daug lengvesnis, užsukti tą žiedą ir jo turėti mažai. Tai manau, kad daugelis ryčių yra tam tikrų išankstinių nuostatų, kartu užmeti akį ir atrodo, ne, čia šitaip gerai, o šitaip blogai, tai pasitikrinti ir užduoti klausimus, ar tikrai, ar kodėl, ir apie pakuotės, ir apie procesus, ir apie prioritetus, ir paieškoti tų tikrų tiesų. Galima aš dar irgi labai Žinoma. Žiauriai geras Antano patarimas, nuostatos. Aš manau, kad yra žiauriai stiprus momentas, labai svarbus aspektas, kurį visiems būtina įsivertinti. Ar ne? Kokios nuostatos vyrauja auditorijoje, kurioje tu veiki, ar ne, apie tavo organizaciją, apie tavo sektorių, apie kitus dalykus. Labai geras patarimas, aš labai palaikau. Ir mes nesitarėm, kad tu pagirsi. Šok tarėtės ant scenos, bet dar nepašokot. Tiesiog norėjau, kad užsiakcentuotų, nes tikrai manau, kad tai yra labai labai svarbu. Domate. Aš tai irgi paantrinsiu, iš tikrųjų, pirmas dalykas, tai suprast, kur esi ir kur eini, arba kur norėtume eiti, ar ne, ir visą tai ir turėtų, ir bildinti visą tavo tvarumo požiūrį, visą kitą. O paskutiniu momentu dar norėčiau pasidžiaugti iš principo, kad yra toks dalykas kaip greenwashingo reguliavimas ir kad tai atsiranda, nes tokie dalykai įgalina ne tik vartotojus ar ne gauti kokybiškesnę informaciją apie tai, ką jie perka ir panašiai, bet lygiai taip pat ir verslus motyvuoja labiau rinktis tą kokybišką kelią, nes tu žinai, kad tas kelias bus įvertintas, įrodytas ir tie, kas pasirinko tą pigiausią momentą, vis dėlto turėtų
na, likti kažkur nuo šalyje. Tai aš to ir norėčiau tiesiog pasidžiaugti gal. O aš noriu pasidžiaugti verslo žiniomis, kad turi tokį nuostabų projektą, kad toks nuostabus renginys. 6 metus iš eilės, Antanai. jau. Šėlės ir ačiū Jums, kad išlaukėte iki galo, labai Jums dėkingi ir Jums per ekraną žiūrintiems taip pat. Dar, Antanai, galėtum padėkoti rėmėjams, bet tai padarysiu aš. Tai dėkojame Svetbankui, kur esam Lidl, Antanai, ačiū labai. Taip pat Enefit Realko, valstybiniai miškų urėdijai, Ekoservis, Neste, Jara, Gamtos ateičiai, ateities pakuotės klubai ir Vesta Consulting. Aišku, ačiū Jums labai už tai, kad čia tikrai iki dienos galo tiek tokia energijos užtaisą bandėm čia sprogdinti, taip. Bet manau, kad tiesiog visi turėjom gerą, smagų laiką, kalbininkai duotų man per nagus už tai, ką dabar pasakiau, bent jau sakinio struktūrą. O visiems jums, nežinau, sako, pasakyk, ką įsinešu aš pati po visos dienos. Taip, tai aš taip prisirašiau krūvą idėjų tiek savo ateities laidoms, tiek netgi konferencijai kitų metų, nes Telios vadovė labai pasakė tokias kelias geras mintis, kas man užkliuvo ir išsinešu. Bet tai, kad mes čia sėdim, stovim, dalinamės, jau yra labai daug. Ir tikrai nėra paprasta išeiti ant scenos ir pakalbėti, nes va, kas kam nors užklius, sakys grinvošni, ką čia kalba, nusikalba. Tai visą laiką yra ta tokia, nežinau, rizika, baime, bet kalbėti reikia, nes iš to turtėjam visi. Ir ypač tie, kurie rūpi, nes toks padrasnimas dar yra kartu veikti. Tai ačiū Jums už tai, kad buvo čia, už ekranų. Tikiuosi išlaikėm tuos gerus skaičius, kurie buvo visą dieną. Ačiū Jums dar kartelį už energiją ir nežinau, po metų tikriausiai susižiūrėsim, susiklausysim vėl tvaraus verslo konferencijai. Iki. Dėkui.